Na tai ir sveiki, visi šiandien su jumis sveikinuosi, aš Matas Vaiks ir šiandien filmuoju MC of Present. Tai va, šiandien parodysiu savo naują kūrybinį darbą, kurį ruošiu jums ir kurį šiandien tikrai neužbaigsiu. Jisai truks ilgokai, nes toks projektas tikrai trunka ilgokai. Tai ne projektas, tai tiesiog dailinimo, kaip pasakyti, dailinimo, vienu žodžiu prideda įvaizdžio. Tai va, todėl aš ir pradėsiu. Biškai reikia pasimaninti, viską pardėjau kažkodėl. Tai va. Priminsiu, kad esu su Adventure Time tekstų ir peku. Tai va, ir jisai man tikrai patinka. Tokios nematytos spalvos, čia blokai. Tai va. Šičia prisikasim nepilną inventorių, nes pilną inventorių kasė turėtų būti labai ilgai, bet mes tingim. Tai va, šičia praklyninam, šičia. Tai pagrindinius blokus dumadai išsikasim ir parduosim, nes dumadamams nereikia nei biški, tik tai lazerito ir goldo. Dumada reikės, kada reikės. Kietus įsivedžiau, turiu nesveikai tiek pukeksų, todėl negailiu nei vieno. Tai va. Nežinau, šiandien žadu dar parodyti bugą, bet man atrodo neišeis šiandien to parodyti, nes ribotas laikas yra mūsų. Tai va, turbūt ir užteks. Tai va, galim iš karto eiti į Plot Home. Kaip sakiau, čia mano kiniečių restoranas. Galim tokį nesąmonę padaryti, patitingim. Tai va, šis projektas bus čia pačioje. Na va, kur laukia mūsų čia daug draugų. Tai va, šičia bus taip išdėliotos grindys. Čia vietoj tų žadu dėti D2 blokus. Čia bus tokius pat lubos. Ten padarysim virtuvę. Čia padarysiu, tikiuosi padarysiu tokį, kaip pasakyti, kaip voneką panašiai. Čia bus, kaip pasakyti, kaip vieno aukšto hotelis, bet jisai bus mažas, nes lubos labai tokios. Nėra tokios didelės, bet gal praplatinsim, dar nesugalvojom. Tai va, taip ir atlieku savo darbus. Tai man turiu meni kastuvų, turiu tikrai daug. Pasigaminęs, gal kaip matot, šviesakmenio dulkės. Jos galima, čia yra irgi tokiais bugas, jos galima gauti iš dirto. Matot, iškasam, gaunam ir dirtą, ir tą šviesakmenio dulkę. Tai va, taip turbūt vienas būdas, kaip jų gauti. Tai va, toliau. Kertam. Tai va, dabar planuoju užsibaigti šitą visą lopinėlį, nes jo tikrai labai mažai atrodo. Kuris labai greit turėtų užsibaigti. Tai va, dar patarkite, ką galėčiau dabar filmuoti iš mano visų video jūs. Jeigu sekate mano kanalą ir sekate mano video, tai
galėtumėte patarti, jeigu ne, peržiūrėkite mano senesnius tuos video ir patarkite, be abejo. Vėl tamsa, nu, bet. Tai va, nu, šiandien čia reikia prasikas, man atrodo, jo, šičia. Bet man patinka, labai gerai atrodo tos šios akmenio dulkės, tik tai šarvai nekokie, turime ne apie šalmą. Toks biški, lol. Tai va, per kitą epizodą jaučiu, man atrodo, viskas bus baigta, tik tai darysim virtuvę ir vonę. Tai va. Tai va, pinigų turim dar nepakankamai, kad galėtumėm nusipirkti kitą ranką, bet tai turėsim, nebijokim. Gerai, tai va taip mes ir dirbam. Pasiėmam nepilnus blokus. Susidedam juos šalia, nors šitą galim paimti ir šičia padėti. Tai va. Taip, dedam. Ir gaunasi mums tas projektas, nu ne projektas, bet apdailinimas. Oh fuck. Nenustebkite, kad aš tai feilinuosi, esu tikrai pavargęs po varžybų ir jos dar bus rytoj. Tai turbūt video rytoj nesulauksime pilnų, o gal ir sulauksite. Čia priklauso nuo jūsų peržiūrų ir komentarų, laikinimų, prenumeravimų ir kitokio viso velnio. Atrasiu gal laiko. Paskutinių jėgų nufilmuočiau video kokį vieną. Žinoma, jeigu nebus nervinės, bet tai man atrodo čia taip aišku, kad sportas nervų reikalauja. Negalim paprasčiausiai pabėgti iš varžybų dėl video kažkokio. Tai va, ketinu užimti ir kovoti ir pabandyti įtalpinti ir video. Tai va, dabar ne apie tai, o apie mūsų darbus. Tai va, viskas labai simple, turiu menį paprasta. Reikia kas antrą bloką dėti kaip gyvatėlę ir taip sujungti, o galim ir taip dėti, kaip ką tik dėti. Matė turbūt. Tada užpildot šitą gold arba lazerito blokais ir einate gyventi toliau. Čia neturim atliekamų, todėl šitos. Tai va, kaip matot, grindys greitai bus baigtos ir jos tikrai turėtų būti gražios. Jok aišku, apšvietimas bus didesnis ir netoks kaip čia. Tada galim čia vis tiek čia pridėti, tas pats. Tai va, čia reikia, kad nesitelintų tie sproga. Tai va, čia tas irgi toks lol atrodo. Tai dabar turbūt ir eisim parduoti item. Šitas galim įsikelti čia. Ne, šitą pasiliekam. Įsikeliam čia. Gerai. Tada dar nebeturim daugiau jau dėti. Tai va. Nereikalingus atimus galėtume pasidėti, bet tai nereik. Turbūt pažiūrim. Ai, pjūkla.
Ai, prireiks, bet tai tas pat. Workshop. Paskiau lagina mano šopė. Nes filmuoju video. Aišku, paprastai nelaginu. Ai, blė. Eik, tu dink, asal. Sakiau, asalučią prisirenku bagų ir pradedu rinkti visai tam, kuris ne. Tai va, šičia. Tai va, labai daug iš tikrųjų pinigų turėtumėm gauti pagal viską, va. Nebeturim ką parduoti. Wow, kelias diamond tie gauni. Nu, bet tai nieko nuostabaus. Čiagi diamond. Tačiau kaip sniego gniūžtės man primena. Ką jums primena, galit komentaruose parašyti. Mielai pažiūrėsiu ir įvertinsiu tą jūsų vaizduotę. Tai va, turbūt girdit mano pelytę, nežinau, bet greitų laikų žadu nusipirkti naują, todėl nesigirdės jinai taip. Tai va, Gerai. Šitą galim čia pasidėti. Ai. Šičia. Daug auksų išsigryninom ir parduodam. Kaip turbūt pratam video matyt, mano skinas normalus, čia nieko nėra neįprasta. Gerai, turbūt jau viskas jo ir dar šitie. Bet mums nerūpi. Ai, o. Gerai. Pridedam vėl ir vėl. Tų nesąmonių. Čia kažkodėl taip išsimėtė blokai. Fū, gerai. Tai va, čia mūsų turbūt draugas Baltazaras, kuris kažkodėl be armorų yra, what the fuck. Lol. Tai va. Tai va, parodžiau, ką turbūt norėjau šitam video. Susitiksim kitose video, nepamirškit laikinti ir prenumeruoti mano kanalą. Čia turbūt tas dar nešokinėja, bet tai tas pats. Iki kitų susitikimo.